Juk yra buvę, kad nuotaika kažkokia šudina, o tada į kambarį eina žmogus ir viskas pasikeičia. Nes energija turi ateiti iš vidaus, ne iš išorės. Didelė dalis žmonijos problemų kyla iš to, kad mes neretai būnam visiškai nedėkingi šikniai. Pagalvok apie pačią savo gyvenimo pabaigą. Žmogus matyt, kad šiltas, geras, malonus, gal net entuziastingas. Ką tas žmogus su savim atsineša, tai kito lygio energija, kurią užkrečia ir kitus. Na, bene kiekvienam norėtus nuolat tokios energijos turėti, tačiau retas, kuris kažkaip intimiau su jie dirba. Nes mums atrodo, kad energija turi vykti savaime ir ji priklauso nuo to, išgėrei kavos ryte ar ne. Ir nors kava galima dirbtinį šuolį pasidaryti, ilgalaikę prasme tai neprisidės, o net gali ir kenkti energingo tavęs labui. Nes energija turi ateiti iš vidaus, ne iš išorės. Ir ne, aš nesakau, kad nevalgy košės ar nemiegok 8 valandų. Aš sakau, kad giluminė energija sklis tuo met, jei labai aiškiai žinosi, dėl ko tu apskritai čia esi. Kitaip sakant, jei puoselėsi savo dvasinę energiją. Ir ne, aš čia nė menkiausios minties neturiu kažkaip susietos su religija. Nors tebūnie tau energija ir iš to ateitų. Aš turiu omeny daugiau tai, ar turi ateities viziją, kuri įkvepia rytais energingai šokti iš lovos, ar tave skatina daryti kasdien darbus niuniuojant ir skatina būti tuo pavyzdžiu, kuriam įėjus į kambarį visiems energijos staiga pasidaro daugiau. Man dvasinė energija yra apie tai, ar tai, ką darai, sutampa su tuo, ką galvoji ir kalbi. Ir ar visą tai darant jautiesi esąs kažkokio didesnio proceso dalis, lyg vykdytume šiam gyvenime kažkokią didesnę misiją. Ne vien dėl savęs, bet ir dėl bendro didesnio gėrio. Tai turint, patikėk manim, energijos toka tikrai netektų skųsti. Kita vertus, energijos temą aš pradėjau iš labai toli ir norėčiau grįžti labiau į pradžią. Kuo pasirūpinant vieną dieną būtų galima priartėti prie tokio paveikslo, kokį čia nupiešiau. Nes gali kiek nori vizualizuoti bei įsivaizduoti, bet jei visų pirma tu elementariai nepasirūpinti savim fiziškai, galiausiai šūdas ir gausi. Na tik pagalvok, turi aiškę viziją, esi įsikvėpęs, o tada imi miegoti po 5 valandas per naktį, valgyti dešrainius iš degalinės, kiaurą dieną sėdėt ir nedaryti adekvačių poilsio pertraukėlių. Kas iš tavęs ims daryti? Gali būti tikras, kad savo vizijos neįgyvendinsi, nes neleisi savo energijai laisvai skleisti. O fiziologija čia tikrai milžinišką rolę turi. Ir jei pažįsti žmogų, kuris tiesiog neįtikėtinai gamtos apdovanotas ir sugeba su tokiais fiziniais įpročiais, kaip paminėjau ką tik, gerus rezultatus rodyti, toks žmogus tau nėra pavyzdys. 99,99% mūsų fiziologijos mokslo taisyklės yra pavaldžios. Ir jei mašina piliesi benziną, negali staiga susigalvoti, kad vietojo imsi pilt apelsinų sultis ir viskas su to bus gerai. Neveikia taip. Kaip ir tavo ilgalaikiai energijai neveikia dešrainiai ir energetiniai gėrimai. Su tokiais įpročiais galima tik išegzistuoti, bet nekurt kažką, dėl ko ir pačiam, ir pasauliui būtų gerokai geriau. Tam, kad sukauptų milžinišką energiją, teks pasirūpinti ir savo emocinę energiją. Trumpas pavyzdys. Juk yra buvę dienų darbe, kai jį išėjai susipykė su antra pusė. Na ir kaip tada dirbusi? Jei irgi nesi gamtos apdovanotas frykas, kuris gali fiziškai užignoruoti bet kokias emocijas, tave jos paveikia. Kaip ir tavo darbingumą, ir nuotaiką, ir tai, ką gali per dieną nuveikti. Ir nebūtina čia kalbėti apie santykius. Šiaip darbe gali nutikti kokia situacija, kur užkvepia dideliais nemalonumais, na ir faktas, kad nebus taip lengva išmesti tų minčių iš galvos ir dirbti 100% susitelkus. Kita vertus, emocinė energija irgi galima kuo puikiausiai lavinti. Ir tai, kas anksčiau paveikdavo stipriai, gali paveikti tik vos. Galų gale turint puikų emocinės energijos rezervą, būtų gerokai lengviau išlaviruoti sudėtingose situacijose ir galimai jokie susipykimai ir kiti gaisrai net nevyktų. Netrukus duosiu pavyzdį, kaip su ja būtų galima dirbti. Na ir galiausiai, tavo protinė energija. Nes jos nesant, tikrai minčių žemėlapiai nesidėlios taip, kad taptum tuo žmogumi, kuris nori rytais energingai šokti iš lovos. Ir nors protinės energijos lavinimas savyje apima tavo augimą ir tobulėjimą, viena vieta yra itin dažnai pražiūrima. Tai, kaip tu lavini savo gebėjimą sutelkti dėmesį. O jei esi daugiau mažiau statistinis pilietis, to paties telefono naudojimo trukmė per dieną pas tave siekia 3-4 valandas, per kurias tikėtina nedarai daug dalykų, kad savo energiją ir dėmesį treniruotų. Na tik pagalvok, ar skirsis rezultatai žmogaus, kuris kasdien skiria 4 efektyvias valandas darbui ir to, kuris skiria 8. Nereikia būti matematikos genijum, kad pasakyti, jog pirmasis per metus turės maždaug 1000 valandų mažiau kažkam, kas
galėjo sukurti didelę vertę ir pačiam savo, ir pasauliu. Ir turbūt yra viena, kai einam į darbą, kad kažką nuveikti ir gauti algą. Ir visai kas kita, jei einam ten su aiškia vizija, ką mes to norim pakeisti. Nenoriu nukrypti viso to nagrinėjimus, tačiau tik pasakysiu, kad net jei esi darbe, kuris niekaip nežavė, tiesiog aplinkybės tokios, kad šiuo metu turi ten būti, pagalvok apie tai, kad 2 valandas nuo kvailo skrolinimo jei nurėžtum ir skirtum mokymuisi apie tai, kaip pakelti sparnus iš tenais, bei užsimti sielai prasmingesniais darbais, nor nebūtų kitaip. Na, tam stipriai reikėjo susitelkimo ir šis įgūdis yra treniruojamas. Duosiu to pavyzdį tuoj. Taigi, jei išklausai manęs iki čionai, supratai, kad yra 4 skirtingos energijos rūšis ir visų jų lavinimas prisideda prie to, kokius rezultatus tu turi. Ar juos galima labiau pavadinti mech, ar juos galima pavadinti išskirtiniais ir tikrai energingais. Į skirtingų energijos rūšių lavinimą gilinuosi jau 14 metų ir negaliu visko perteikti keliomis minutėmis video, tačiau čia matydamas puikias savo klientų patirtis pateiksiu po vieną puikią mintį, kaip galima savo energiją gan greitais būdais kelti į kitą lygmenį. Jei norėtum sužinoti daugiau ar pasigilinti individualiai, būtinai susisiek su manim arba tiesiog užsipildyk nemokamą energijos diagnostikos testą, kurį rasi video aprašyme, bei galėsiu tau jį pakomentuoti, na ir duoti įžvalgų. Na, o dabar fizinės energijos puoselėjimo pratimas. Tam-tadadam! Esu tikras, nustebinsiu. Miegok po velnių. Jeigu yra vienintelis dalykas, ką iš šio video išsineši, tai tegu būna šis. Pailgink savo miego trukmę. O čia galėčiau numesti mikrofoną ir pabaigti. Tačiau žinau, kad toks raginimas nesuveikia. Reikia įsiprasminti. Ką sako mokslas? Yra tik 2,5% žmonių pasaulyje, kuriems pakanka 7 valandų miego per naktį. Išgirsk dar kartą. Tik 2,5% žmonių pakanka 7 valandų miego per naktį. Pala, dar ne viskas. Yra tik maždaug 0,0003% žmonių, kuriems užtenka 6 valandų. O taip, va tokio absurdiškumo skaičius. Ir tik todėl, kad jie laimėjo genetinėje loterijoje. Šansai dideli, kad nesi vienas jų. Ir čia jau gali kilti noras ginčytis, bet įdomus dalykai pinasi aplink šią temą. Mes antiek įsikalam savo į galvą, kad mums reikia nedaug miego, kad šitais proto žaidimais tiek įtikim, jog imam nebepastebėti viso to padarinių kūne. Bet dabar sustok akimirką ir pagalvok, ar per praėjusį mėnesį buvo epizodų, kai, užmiršai kažką svarbaus, buvo sunku sutelkti dėmesį, vis norėjos čiupti saldumynų, vis norėjos iššauti kavos, buvo nelengva suvaldyti savo emocijas, pavalgio stipriai krešinai, buvo sunku užmigti. Jei nors vienas jų, volia, gal dabar nebeignoruosi realybės. Visi išvardinti dalykai yra susiję su miego trūkumu. Ir nors negalima dėti griežto lygybės ženklo, nes gali ir kiti veiksniai tai lemti, visiems išvardintiems daugybę įtakos turi tai, ar susirenki pakankamą miego kiekį ar ne. Tobulas pavyzdys šio klausimu mano vienas buvęs kolega. Žmogus buvo šventai įtikėjęs, kad jam užtenka 6 valandų miego. Ir išties, žmogus turėjo energingumo ir rezultatai darbe, išties geri buvo. Kita vertus, dar yra toks dalykas, kurį aš vadinu jaunystės rezervu ir kol jo yra apščiai, mes galime iš savęs spausti maksimumą ir tikrai bus rezultatai. Klausimas, per kiek laiko susidrošim tą rezervą. Bet dabar ne apie tai. Tai tas buvęs kolega ir manęs pastumėtas ir prisiskaitęs nemažai medžiagos apie tai, kodėl vis tik vertėtų miegoti po 8 valandas, nusprendė taip ir padaryti. Metė savo iššūkį. 30 dienų po 8 valandas. O tada, jei nematys kažkokio didelio pokyčio, galės grįžti savo seną režimą. Ko pats ir tikėjo, jog taip įvyks, nes miegas atrodė kaip laiko švaistymas. Tai buvo prieš maždaug 4 metus ir mano žiniai jis niekada ir nebegrįžo į miegojimą mažiau nei po 8 valandas. Jis tiesioginė to žodžio prasme buvo šokiruotas, ant kiek geriau jis pavaryti visur gali. Darbe, šeimoje, sporte, mokydamasis ir kitur. Ir tam suvokimui prisireikė tik 30 dienų, o žmogus tiesiog švytėti ėmė, kas jo atveju trūkstama grandis miego klausimas buvo. Tai kviečiu mesti ir savo tokį iššūkį. Prabėgsiu dabar kiek greičiau, bet kaip sakiau, jei nori individualaus požiūrio, užsipildyk energijos diagnostikos testą video aprašymą. Pratimas emocinė energija lavinti. Tam-tadadam! Dėkingumo žurnalas. Didelė dalis žmonijos problemų kyla iš to, kad mes neretai būnam visiškai nedėkingi šikniai, kurie turi krūvas daiktų, vis patiria krūvas visokiausių spalvingų emocijų per pramogas, kitas patirtis, bet kažkaip vis sutelkiam dėmesį į tai, ko neturim, o ne tą, ką turim.
Ir taip darom save nelaimingais ir kandžiais bambekliais. Apsižvalgyk, stogas virš galvos, šilta, pilvas sotus, rankos kojos savo vietose, galva ant pečių ir veikia dar. Ko tau dar iš tikrųjų reikia? Kai pagalvoju, juk ne visi žmonės turi tai, ką čia išvardinau. Iš esmės, uždirbdamas 2000 eurų per mėnesį lenki apie 96% pasaulio gyventojų. Pagalvok akimirką apie tai. Gal ne tokios didelės tavo bėdos, kiek didelis nedėkingumas? Tam, kad sąmoningai gerintum savo emocinę energiją, praverstų prieš miegą užpildomas žurnalas, kad ir paprasta užrašinė, kurioje turėtum užrašyti bent 3 dalykus, dėl kurių šiandien esi dėkingas. Ir tai gali būti visiškai maži dalykai, kad šiandien švietė saulė, kad antra pusė pagyrė šukuoseną, ar kad kolega padėjo su viena smulkmena darbe. Įdomus dalykai dedasi, kai imi dėkingumo žurnalą pildyti kasdien. Tu imi pastebėti gerokai daugiau gražių ir gerų dalykų savo gyvenime. Net ir už nefainas patirtis imi dėkoti, suprasdamas, kad kažkokią gerą pamoką tau jos vis tiek siunčia. Imi visai kitaip vibruot, o to pasekoja ir santykios ima daryti geresni dalykai, ir darbe, ir pats emocijas imi geriau suvaldyti. Rimtai, viso ko tau reikia, tai pasidėti prie pagalvės mažą užrašinę ir skirti 1 minutę užsirašymui prieš miegą. Tik tiek, neturi ką prarasto, išlošti gali daug. Rezonuoja, ką kalbu, tuomet labai noriu paprašyti, pasek puslapį ir spustelk varpelį. Tokiu būdu padėdamas kanalui augti ir skleisti energingom žinutėm. Keliaujant į protinės energijos lavinimą, puikiai suveikti gali fizinis telefono apribojimas. Taip, kalėjimo požiūris, juokinga, bet pats savo telefonu išties turiu mini kalėjimą, kuriame jį užrakinu tuomet, kai dirbu. Gal turėčiau patikslinti, kad tai darydavau iki kol išsiugdžiau įprotį nebeimti jo į rankas. Vos dopamino mechanizmiukas smegenyse prasisuka pranešdamas, kad būtų fainai paskrolint. Dabar jau ir to nebereikia, bet jeigu jaučiu, kad sunkiau susitelkti tą dieną, vis tiek panaudoju. Taip pat labai svarbu telefoną laikyti bent per kelis metrus nuo savęs. Na, o jei tokio kalėjimuko pirkti nenori, nors ir tikrai suveikia šitas daiktas, jis gal tik 5 eurus kainuoja, laikyk telefoną kitam kambarį. Iš ties dažnu atveju tiek užtenka, kad pažabot pagundą pasitikrinti Messengerį ar Instagramą. Ir net jei tai nebus kažkoks proveržis, bet tokiu būdu būsi sutaupęs 30 minučių per dieną kažkam prasmingesniam nei skrolinimas, tai jau tikrai būtų galima laikyti sėkmė ir švaresnio proto požymių. O tai palaipsniui ir treniruoji savo gebėjimą sutelkti dėmesį. Na ir galiausiai, dvasinė energija ir jos lavinimą. Čia reiktų turbūt daugiausiai laiko įvesti gilumą, bet griebk tokį pratimą ir geru atveju net užsirašyk. Pagalvok apie pačią savo gyvenimo pabaigą. Kokios yra 3 svarbiausios pamokos, kurias tą akimirką galėtum sakyti, kad išmokai. Jei nuoširdžiai sustosi prie šio pratimo ir mintis tikrai užsirašysi, gali įdomių proveržių vykti. Gali būti, kad A. Suprasi, ką tau tikrai vertėtų gyvenime daryti dažniau. B. Suprasi, kur tau nė velnio tiek dėmesio gyvenime nereikėtų skirti. Atsakymas į tokį klausimą gali padėti gryninantis savo tikrasias vertybės ir susiejant tai, ką kalbi su tuo, ką darai. O taip savo ruoštų stiprini dvasinę energiją. Apjungiant 4 energijas, įdomu tai, kad jos visos yra viena su kita absoliučiai susijusios. Pagerink dalykus vienoje plotmėje ir beveik garantuotai po truputį ims gerėti dalykai ir antroje. Vis tik jei nelabai aišku, nuo ko pradėti, visą laiką siūlau visų pirma gerinti fizinę energiją ir bent savo miego, mitybos ar judėjimo įpročiais pasirūpinti. Na, o jei nori sužinoti dar tiksliau, kas energijos tavo atveju išlaisvintų greičiausiai, primenu, jog gali pasidaryti nemokamą energijos diagnostiką video aprašyme esančioje nuorodoje. Bet kuriuo atveju tikiuosi, kad šis video buvo naudingas ir privertė nors sekundžiai susimastyti. O jei tai buvo, prašau brūkštel komentarą ar pasidalink video su savo brangiu žmogumi. Tam, kad kuo toliau, tuo daugiau matytume nesurūgusių, o energingų veidų. Linkiu užkurt vidinę ugnį. Iki!